Taip, sveiki visi. Tai šiandien pakviečiau pasidalinti savo patyrimais vartojant Fitline produktus Ingridą. Labą dieną. Va, ir Ingrida startavo iš tikrųjų prieš pusantro mėnesio su didžiuoju startu, tai yra jie įsigijo 6 mėnesių komplektą, tai yra ryto vakaro kokteilį ir Generation 50+, tai yra gerųjų riebalų kompleksą. Va, Tai gal aš iškart parodyk, ką tu ten turi. parodysiu, ką naudoju. Tai yra ryto kokteilis Poweris, vakaro kokteilis Restoratas ir tas Generation 50. Ir juose yra visi vitaminai, kurie reikalingi vienam, kaip pasakyti, dienos norma žmogui, ir riebiosios rūgštys, ir mineralai. Ir visi tie, apima jie viską. Ir dar naudoju Activizą, kuris yra kaip ekstra dalykas. Ir čia yra irgi B vitaminų, ir kuris duoda daugiau deguonies ląstelėm po 10 minučių panaudojus. Panaudojimu. Ir sakai, Taip, šiandien turėjai kaip tik flash efektą, tai yra, kai visas veidas ir rankos buvo raudonos, todėl kad jis praplečia kraujagyslės, pripildo vitamino D, B ir taip pat būtent kiekvieną ląstelę deguonim praplėsti ir jausmas kaip po pirties būna. taip, taip. Va, tai, Jaučiausi kaip po pirties. tai va, tai Ingrida dar papasakok, kokius tu turi pastebėjimus, patyrimus, kas tavo gyvenime pasikeitė, kai tu pradėjai gerti šitos papildus. Iš pradžių iš karto tai pasijauti energijos gal po 3-4 dienų energija padidėjo labai stipriai. Anksčiau miegodavau pietų, nes man taip trūkdavo energijos, o po pietų 2 valandą tai aš negyva būdavau. O dabar man nieko nereikia, aš iki vakaro vienodą energiją važiuoju ir galiu nuveikti daug dalykų. Ir ką pastebėjau dar, kad sportuojant, aš einu į sportą kas antra diena, sportuojant irgi daugiau energijos, aš efektyviau padarau patį sportą. Tai labai įdomu man buvo irgi pastebėti, bet tas atsirado truputį jau vėliau. Ir kas dar įdomu, kad su ta energija, tai kad ryte aš pabundu žvali, laiminga ir man iš karto norisi daryti kažką. Vienu žodžiu, labai, labai pokytis toje vietoje. Ir ta nuotaika pagerėjo tokia, sakau, ir nuo ryto visą laiką gera nuotaika, aišku, visko yra trikdžių gyvenime visokių, bet jie greitai praeina, susitvarkai greit su jais. Kas liečia kitas dalykas, tai labai įdomu man mityba. Aš su ja jau, sakykime, visą gyvenimą, man ta mityba labai svarbus klausimas. Ir, kaip pasakyti, viršsvoris labai greit atsirasdavo, nuo vaikystės praktiškai. O dabar, kadangi jau irgi 50, tai irgi visi kiti procesai vyksta organizme ir man tas viršsvoris taip duodavo, irgi tokį nekokybišką gyvenimą. O pradėjus naudoti šitą rinkinį, man kažkaip maisto tiek nereikia. Aš anksčiau valgydavau 6-7 kartus per dieną, o dabar 2 kartai, kartais 3, bet pagal poreikį. Ir kas įdomu, tai kad maistą kitą renkuosi. Man norisi apelsinų, norisi kivių, tokių dalykų. Ir ko anksčiau duonos aš mažai valgydavau tiesiog. O dabar man duonos norisi. Kažkaip labai įdomiai keičiasi visa Keičiasi mityba. poreikis ir skonio receptoriai matyti. Taip, matyt, ir nieko, kaip pasakyti, nedarant, tik tai vartojant tuos papildus, kažkas vyksta organizme. O kiek svoris tau sumažėjo per šitą laiką? Svoris mažėja lėtai, kas anksčiau būdavo, man greitai nukrenta, greitai pakyla. O dabar labai lėtai, bet aš jau 3 kilogramus numečiau. Va, tai Ir jis labai geras. nesugrįžta, man tiesiog kapsi taip truputį mažiau, tai labai įdomus irgi momentas, kas man labai svarbu, tai aš jau laukiu rezultatų vėlesnių, pasidalinsiu irgi. Tekantis momentas kava. Su kava tai Lidija žino, aš kovojau kelis metus, nes aš jos gerdavau per daug, kad energijos gaučiau, o patys žinot, kas vartoja kavą dėl energijos, kad ji greitai atsiranda ir greitai dingsta. Greitai atsiranda, greitai dingsta, taip, ir vėl tikrai ilgainiui dar labiau blogina situaciją, negu kad gerina. Ir man paskui galvą skauda, visi kiti.
O dabar aš kavos geriu tik dėl to, kad aš labai mėgstu jos skonį. Tai aš geriu kartais tik 2 gurkšnius, pasidarau mažą puodelį, išgeriu 2 gurkšnius, šiandien užtenka. Kitą dieną gal visą tą puodelį, bet daugiau nu, man nėra poreikio. Tai man čia buvo wow efektas. Aišku, toksinai valėsi pirmas 3 dienas, man taip galvos skausmas buvo, bet greitai viskas dingo. Tai vat labai įdomi ta dalis. Dar su mano kraujo kapiliarų tai sankaupom aš turėjau ant krūtinės, nu, tokį kaip raudonas spuogas, kurio negali panaikinti, nes tai kraujas matėsi. Ir jeigu tik pakrapštais, toks išviršinis ir bėga kraujas, nu, sunku sustabdyti. Ir ant nosies čia buvo mažytis. Tai tas ant krūtinės kažkur 4 metai, o ant nosies gal 10 ar 12 metų. Ir jie netikėtai, aš pažiūriu, dingo. Tai dar pasidalinsiu, kada nuotrauką, nespėjau pusiaukelės nufotografuoti ant krūtinės, nes jis didelis buvo, bet, nu, nėra Per nei to. greitai dingo, nespėjai nupaveiksluoti. Nu, taip. Tai vat, labai, labai įdomi tokį, nu, kaip pasakyti, poveikis tas. Tai labai stipriai. Ir aišku, dar čia ne pabaiga, dar visokių dalykų vyks, bet turbūt ateityje mes pakalbėsim daugiau apie tai. Taip, taip, dar tik tai pradžia. Ir dar minėjai, Ingrida, kad tavo miegas susitvarkė, tai yra gilaus miego fazė, yra ilgesnė ir plus miegoti mažiau norisi, ar ne? Taip, tai kas su miegu, tai aš, aš kažkaip gal ir ryte man sunku būdavo keltis, nu jau tikrai į darbą, tai oi ne. Bet man dabar aš pati pabundu be laikrodžio, kas įdomiausia. Kartais 5, kartais 6 valandą, kaip kada organizmas, vat, vakare gal norisi miego jau, bet natūraliai, nu visi pavargę mes vakare, bet tas toksai ir taip giliai miegas, nu, toks, kaip tu sakai, gili miego fazė, tai stebuklas. Kokybiškas ir gilus miegas, taip. Taip, aš pailsėjus atsikeliu, sakau, man nereikia dieną nei pertraukų, nei miego, nei nieko, kas buvo labai būdinga man anksčiau. Nuostabu. Kaip įvardintum, kiek balais, pavyzdžiui, nuo 0 iki 10 pagerėjo tavo gyvenimo kokybė? O čia, sakykime, 11. 11. Nes, nu, tas, tarp kitko, dar ir, vat, einu aš pasivaikščioti dažnai ir aš jaučiu, kad aš net einu energingiau. Tai vienu žodžiu, ta kokybė gyvenimo tokia, nu, visapusiška. Nebėra nuolatinio nuovargio, ar ne? Taip, ir tada nuotaika, nu, visai nuotaika geresnė ir nieks netrikdo, išoriniai visokie dirgikliai, kas anksčiau man labai buvo būdinga, nes skydliaukės problema, tai nu, jautrumas padidėjęs ir tas nu, sumažėjo, nu, susitvarkom su viskuo. Super, tobula. Tai aš manau, kad tu turėsi dar ir kitų rezultatų ilgainiui, ar ne, ir pastebėsi dar visokių įvairių dalykų. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pasidalinai, kad pasipasakojai ir jeigu kažką sudomino, ar ne, tavo pačios istorija, tai kviečiam tiesiog kreiptis, ar ne, asmeninę žinutę ir tada, jeigu jūs pažįstate Ingridą, tai Ingrida, jeigu mane, tai mane ir tiesiog Ingrida pasidalins, kaip prisiregistruoti, ar ne, kaip gauti geriausiam kainom produktus ir kaip turėti tokį gerą rezultatą. Taip, ir jeigu dar pridursiu, jeigu kas nori, aš sukūriau Facebook'e grupę Harmoningas ir sveikas gyvenimas su Ingrida Jėlund ir tenai galit prisiregistruoti arba kreiptis pas mane, prijungsiu aš ir aš ten dalinuosiu savo rezultatais ir produktais ir kas vyksta su žmonėm. Nu, vienu žodžiu, jeigu norit keliauti su manim į geresnį kokybišką gyvenimą, tai kviečiu visus. Taip. Ir ką palinkėtum aplamai, mes vakar diskutavom, ar ne, apie, kad neužtenka vien tik produkto, reikia turėti ir intenciją dar, ar ne, tai gal gali kažką palinkėti būsimiems tavo. Ir Lidija ir aš mes turim pastebėjimus iš anksčiau, iš patirties, kad
ne vien tik užtenka sugert tuos papildus, dar reikia ir emociškai nusiteikti ir norėti keistis. Ir tai labai labai svarbus momentas, nes aš manau, kad aš ir galėjau ir daugiau valgyti, bet aš vat galvodavau, ne, tu Ingrida nori būti lieknesnė, prašau. Ir man nebūdavo sunku, nes, nu, vis veikia tie papildai, bet emociškai reikia nusiteikti ir reikia stebėti tuos mažus pakitimus, nes kiti net nepastebi nuo kasdienybės, nuo to lėkimo kasdieninio, mes nematom, kad mes keičiamės. Vat kaip man buvo su tuo kraujo čia ant krūtinės, nes aš pasičiupinėjau, ką? Dingo? Aš net nepastebėjau, nei veidrodį, nieko, nes nu, mes bėgam kasdienybėj, toks jau gyvenimas šiais laikais. Tai vat. Taip, tai vat būtinas sprendimas, kad aš noriu gyventi kitaip, ar ne, aš noriu turėti Taip, kitokią kokybišką sveikatą, aš nebenoriu aukos vaidmens, ar ne, aš leidžiu savo kūnui, vat, papildų pagalba, išeiti į tą sveikesnio žmogaus kokybiško gyvenimo būseną. taip, Tai tikrai super, taip. ačiū tau, Ingrida, labai už tavo Ačiū. pasidalinimą ir manau, kad mes susitiksim dar ne vieną kartą, kai tu turėsi dar kitų naujų kažkokių tai patyrimų, Taip, pastebėjimų ir rezultatų. taip, taip, dar čia ne viskas, dar aš turiu daugiau, kas ateityje, tik pati pradžia, aš nenoriu dar dalintis, bet bus greitų laikų kitų pasidalinimų. Tai ačiū Lidija, kad pakvietė mane, labai malonu, kad galiu dalintis, kas veikia ir veikia faktiškai visiems, gal Lidija paminėsim, kad visiems skirtingai veikia tie papildai, kur kam ko reikia, ten ir suveikia, nes gauni tą dienos dozę ir mes visi skirtingi žmonės ir skirtingai veikiam, bet veikia ten, kur mums reikia ir visiems tas vat energija, visiems atsiranda daugiau energijos, nu, bet kokiu atveju. Taip, energija, žvalumas, ta gera nuotaika. Man Taip, labai stipriai jautėsi dėmesio koncentracija, protas toks žvalus pačioj pradžioj, kai pradėjau, dabar tai jau normali būsena, o kaip tu sakai, kad kiti nepastebi ar ne to pokyčio, nes mes, kai kažkas pasikeičia, atrodo, kad taip ir turi būti, o taip. nelyginam ar ne su to, ką turėjom. Tai labai dažnai verta pasižiūrėti, kaip buvo ir kaip yra dabar. Aš netgi vedu, pavyzdžiui, aš tai vedu beveik kiekvieną dieną rašausi, kas vyksta, nes pamiršti toj kasdienybei. Tai Taip. va, Labai svarbu priminti savo protų, nes protas labai greitai pasiklysta tame ir sako, ne, čia niekas nevyksta, o iš tikrųjų vyksta labai labai daug dalykų. Va. Tai labai dėkoju tau už pokalbį ir ačiū manau, tau. kad tikrai susitiksim dar ateityje. Iki. Iki. Ačiū tau.